Sveiki atvykę prie mano video, kai mes žaisime žaidimą, kuris vadinasi My Hotel. Per šitą žaidimą mes statysim savo viešbutį. Tai dabar spaudžiam naujas viešbutis, nes aš pirmą kartą žaidžiu. Kaip pavadinti mūsų viešbutį? Čia sunkus klausimas. Jeigu mes turėjom autobusų kompaniją, kuri vadinasi Kebabiniai maršrutai. O jeigu nežinote, aš žaidžiau šitą žaidimą, būtinai pasižiūrėkite mano kanale ir peržiūrėkite šitą video. Tai, Kebabų lovos. Kebabų, kas gali būti? Kebabų. Gal bus kebabai, tiesiog bus kebabai. Jeigu jūs norite pateikti šitam viešbučiui kitą pavadinimą, parašykite komentaruose ir aš išrinksiu geriausią pavadinimą. Tai dabar sukursim viešbutį, kuris vadinasi kebabai. Jo. Gal mums leis pardavinėti kebabus? Gerai. Gerai. Supratau. Gerai. Išeinam. Pagalba. Kas atėjo su tokia mašina bangia? Mes turim 7 laikus. 8. Oho. Gerai. Reikia lovas 3. Dabar, gerai, mes galim duoti jiem, mes turim antrą aukštą, tai duosim antram aukšte 3 žmonėm. Duosim raktus, gerai, dabar paimam raktą, dabar duodam jiem, gerai, jie dabar džiaugiasi, gerai, sveiki, 3, nėra, atleiskit, nepykit. 2 irgi nėra, atleiskit labai. Jau nebebėra kambariukų 2. Gerai. Čia iškart ateina žmonės, nieko nelaukia. Gerai. Kasa laisva, atidaryta. Ateina. 3, atsiprašau, bet nėra. 2 irgi nėra, atleiskit. Labai nenoriu jūsų išvyt, bet atleiskit. Gerai. Gerai, sveiki. 2 kambariukas. 2 kambariuko nėra. Nėra, atleiskit, bet nėra. Jo. Yra tik 2 darbuotojai. Gerai. Vienam, žiūrėkit, yra. Duodam raktą, paimam raktą ir duodam jam. Štai. Gerai, daugiau niekas nebeikit. Jo, niekas nebeikit, nes jau. Gerai. Mes čia galim statyti. Gerai, išeinam. Žiūrėk, kokie mūsų kambariukai. Čia yra žmonės. Gerai. Aš manau, mes pasamdysim mūsų kasininką. Mūsų kasininkas. Gerai, pasamdėm. Štai dabar kasoje stovė kasininkas. Ir pasižiūrėti mūsų pirmą kambariuką. Tai čia, žiūrėkit, yra lovytė, yra spintelė ir tualetas. Jis ten užsidaręs. Jo. Jeigu einam statyti, mes gal matom, kas ten. Ten rado WC. Ten nerado, kas ten yra, bet ten rado WC. Gerai. Kaip išeiti iš čia? Išeiti spaudžiam. Gerai. Jie čia miega. Žmogus. Tobulą. Einam į antrą aukštą. Čia kambariukas 3, jie visi miega. Šaunuolė. Čia yra didelė spinta ir čia tualetas. Gerai. Antram aukšte daugiau. Žiūrėkit, antram aukšte yra langas ir šachmatus galima žaisti. Gerai, įdomu. Mūsų viešbutis jau
mūsų viešbutis labai fainas. Gal paprašom jo pagalbos. Aha, gerai. Reikia darbuotojus. Truputuką. Kodėl ten parašyta mano oro uostas? Na, nieko tokio. Dabar iki kitos dienos. Gerai. Reikia vis dar didinti mūsų viešbutį. Nepamiršk pasamdyti darbuotojų. Gerai. Gerai, supratau. Tai čia yra labai lengvas žaidimas. Gerai, tai dabar mes turim kasininką, tik mes valytoją neturim. Jo. Bet nieko tokio, aš galvoju, mes dabar pradėsim statyti toliau kambariukus. Dabar mums reikia keliauti išeit. Mes galim praleisti naktį, žiūrėkit, spaudžiam ant laikroduko. O reikia sutvarkyti kambarius. Gerai, kaip man sutvarkyti? Gerai, sutvarkom. Gerai, čia taip, čia kaip paspaudys susitvarko labai magiškai. Gerai, sutvarkom. Gerai, viskas sutvarkyta. Dabar mūsų kasininkas jau laukia naujų klientų. Gerai, mes gal padidinsim mūsų viešbutį. Gerai, šitą langą ištrinsim ir šitą vasieną. Nes mes čia ten dar yra akmuo, bet gerai, nieko tokio. Mes padarysim kambariuką. Gerai, mums reikia sienų, ne, grindų. Gerai, mums reikia grindų. Gerai, kaip judint daiktus? Nuo štai čia va, iki va štai čia va. Bus toksai va koridorius. Išeiti. Gerai, tik tai dabar reikia ištrintą akmenį. Matot, ten akmuo yra. Reikia jį kažkaip ištrinti. Va, ištrinam. Reikia nukopijuoti šitą. Ir tada va. Ne tokios kopijos norisi, bet nieko tokio. Dar yra medžiaga. Va, tobula. Dabar tikrai tobula. Tai kai mes padarėm taip, mes galim padaryti kambariukus. Taip, tai čia bus kambariukai. Aš manau, kokio turi būti dydžio? Manau, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gerai. Tai nuo čia iki... Jeigu čia va yra lova, va čia lova ir čia spinta. Ir dar tualetai reikia +2, tai turi būti va štai toks. Va toksai va. Išleidžiam pinigus. Bet reikia šitą nukopijuoti. Oi, ne, šitą nukopijuoti reikia. Ir va štai čia va. Ir reikia mums medžiagas pasirinkti iš naujo kažkodėl. Gerai. Reikia patvirtinti. Ir, ne. Reikia medžiagas. Medieną patvirtinam. Gerai. Tai kaip mes padarėm, dabar mums reikia sienų. Taip, sienų reikia. Tai reikia sienas padaryti nuo kur mano sienos? Dingo kažkur. Ir nuo štai čia va, iki štai čia, ne, kodėl taip užlenktai? Iki čia. Ir tada nuo čia iki čia, tada pinigai nesibaigia kažkaip. Nuo čia iki čia. Ir nuo čia, čia jau nebereikia. Žiūrėkit, mūsų viešbutis jau truputuką jau didėja. Čia yra kažkokių lempų. Ne, čia lempų nėra. Čia gana šviesu. Gerai, žmonių jau ir viešbutyje. Kažkaip nelabai. Šitas siena įstrigo. Gerai, tai dabar mes gal padarysime
einam į statybas. Reikia durų. Yra kambariai. Mes iškart kambaris darom, žiūrėkit. Mes iškart kambaris darom. Čia yra labai didelis. Čia yra toksai normalus. Čia yra toksai. Ir čia yra toksai. Mes galim sutalpinti kažkurį. Va tai va. Man atrodo, mums nereikia tų sienų daryti. Jo, mums reikės jas ištrinti. Gerai. Ištrinti tas sienas. Ne, nenoriu aš plėst. Reikia. O štai taip. Va. Spaudžiam pirkti. Ir antrą. Taip pat. Gerai, truputuką taip. Va. Gerai, padarėm. Kur dingo grindys? Mūsų grindys dingo. Kur dingo? Palauk, kur durys? Kur durys? Aš nerandu durų. Ai va, siena. Ai va, duris. Radau. Pagaliau radau duris. Gerai, dabar reikia pasukti. Duris. Va, čia vaidėsim. Duris. Ir dar vienas duris įdėsime va čia va. Gerai. Įsidėjau duris. Neįsidėjau. Kažkodėl. Įdėsim dar kartą. Va, duris. Mums reikia praplėsti grindis, nes kažkur dingo mūsų grindis. Gerai, va tai va, praplenčiam, nusiperkam. Dabar pakeičiam spalvą. Paste. Ir tada, ne. Medžiaga, mediena tokia. Na štai, dabar mums reikia sienų. Ne, čia sienos. Va. Darysim tokias čia laikinas sienas. Čia. Ir nuo čia iki čia. Gerai, dabar mums reikia. Yra dekoracijos. Tai mes gal padarom kokią dekoraciją viduj. Žiūrėkit, yra toks va augalas. Padarom čia va augalą vieną. Ko čia dar yra? Ir šiukšliadėžė. Šiukšliadėžė gal čia padedu, kad galėtų išmesti šiukšlės. Dar mums reikia grindų, bet kaip pasiaukštinti iki to aukšto. Ai va, gerai, dabar mes sudėsim čia va grindis. Va tai va, iki va štai čia va. Nusiperkam. Tada čia medžiaga, mediena. Ja, tokia mediena. Gerai, išeinam. O, štai mūsų kambariukai. Na dabar pasižiūrim, kas. Ir yra 2 laisvi kambariukai, o yra išpurvintas kambariukas. Tai mes dabar turim jį išvalyti. Kur mano darbuotojas bėgioja? Tikriausiai mūsų kebabų pavalgė. Kur rašo, kad neišvalytas kambariukas? Viskas išvalyta. Gal apačioj dar? Viskas šit tvarkoj. Patikrinam dar. 3 lovos. 2 išvalytas. Aš manau, pasamdysim gal valytoją. Kad dirbtų. Ai va, kur neišvalyti. Bet čia ne šitas. Ką? Na gerai, čia yra mašinų parkingas. Mes galim plėsti parkingą mūsų. Kainuoja 900 nauja vieta parkingė. Gerai, žmonės, ateikite mūsų viešbutį. Atsinaujinęs daugiau kambariukų. O, 4 norim. Mes neturim tokių didelių kambariukų kaip 4. Jo. Bet... O, visi kambariukai laisvi, visi 4.
Visi 4 kambariukai laisvi. Žiūrėkit, atsiprašau, bet negali. Dviem nėra. Kur jis bėgioja, mūsų kasininkas? Vienam jisai gaus raktą. Vienam yra. Nu, kasininkė, parodyk, kaip tu dirbi. Jei, gavo raktą. Gerai. Nu, žiūrėkit, čia šiukšliadėžė ir toks augalas. Gerai, 2 kambariukų. Mes neturim 2 žmonėm kambariukų. Turim 3, turim 1, bet 2 neturim. Pla, mes turim kiek kambariukų? 4. Tai, o parkingo mašina yra tik 3. Tai mums reikės nusipirkti naują. Tai būtų, kad praleidžiam visą laiką. Pamatėm laikroduką spaudžiu. Praleidžiam per naktį. Ir praleidžiam. O, naktis praėjo, žiūrėkit, kaip greit laikas eina. Nauja diena. Ir mūsų valytojas jau imasi darbo, nes reikia išvalyti kambariukus jau, ne? Kur valytojas mūsų? Valytojų. Kur tu? O, valytojas, žiūrėkit, lovai. Kiaurai per lovą. Sakau, mūsų valytojas, kasininkas, jie visi valgo mūsų kebabus. Tai yra labai gerai, nes jie kebabai. Taip ir nėra pavadinimų mūsų kebabų. Ką mes čia dar turim? Yra spintelių visokių, sienoje staliukų yra. Čia. Kokiu čia? Nežinau. Mes galim padaryti sporto salę. Mes galim padaryti bowlingą. Kiek bowlingas? Kiek kainuoja bowlingas? Mums reikia rasti vietą, kur padaryti bowlingą. Nagi. Daug kiek kainuoja bowlingas. Veiksmas 2000. Oho, labai brangiai bowlingas kainuoja, bet turėtų būti labai įdomu bowlingą žaisti. Gerai, na, parodyk žmogau, kiek liko kambarių. Liko 2 laisvi kambariai. Ir mes turim 2000, tai mes nusipirksim naują stovėjimo aikštelės vietą. Pamatot, nukrito ką tik viena. Dabar visi kambariai galės būti užimti. Bus visi užimti ir žmonės galės, ateiti į mūsų viešbutį. Jeigu patiko šitas video, kaip aš žaidžiu šitą žaidimą su tu savo kebabų viešbutį ir atvažiuoju su tokiam mašinytėm labai fainu, pas manęs paskite like ir prenumeruot. Su jumis buvo Simas. Viso gero. Ir nepamirškit pas mus prenumeruoti, jeigu tikrai patiko šitas video.